Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video parodysiu, kaip susikurti pastato ašis. Praeitame video rodžiau, kaip susikurti lygius, o dabar kursim ašis. Tai tam einu į žemiausios altitudės plano vaizdą, tai į level 1 šiuo atveju. Ir braižysiu ašis šioje zonoje tarp išklotinių vaizdų. Todėl, kad manęs niekas šiuo metu neriboja, tačiau jeigu dirbčiau tikram projekte, tai prisikabinčiau kažkokį DVG failą ir tada jau kur būtų to pastato ašis, ten ir braižyčiau savo ašis. Arba Revit kažkokį tai architektūrinį modelį prisikabinus, braižyčiau pagal jį savo ašis. Lygiai tas pats su lygiais. Tai dabar einu į architektūrinių arba konstrukcinių įrankių juostą, pasirinku grid komandą ir tiesiog šitoj zonoje braižau tas ašis. Kaip braižyti, tiesiog yra pasirinkimas ar tiesios linijos, ar kažkokios arkos ir tiesiog braižau. Ar ne, vieną paspaudžiu mygtuką bus ašies pradžia, antrą kartą paspausiu bus pabaiga ir tai jau bus su ašies numeriu ir su ašies burbuliuku. Tai šito apskritimu. Tai turim pirmą ašį, paspaudžiu 2 kartus escape ir galiu šitą ašį pasižymėti ir, pavyzdžiui, kopijuoti antrą ašį. Tai pažymėjus elementą įsijungia šitas modify įrankių juosta. Taip, jeigu pažymė elementą, įsijungia modify įrankių juosta, kur yra visokie paslinkti, kopijuoti, pasukti įrankiai. Tai šiuo atveju spaudžiu copy, spaudžiu ant ašies ir nurodau kryptį, į kurią pusę aš noriu kopijuoti. Tai tarkim, horizontaliai. Ir galiu žiūrėti, aišku, į šitą atstumą, kurį man rodo kaip pagalbinį. Tiesiog paspausti ir bus sukurta antrašis. Galiu nurodyti kryptį ir klaviatūroje vesti skaičius, per kiek aš noriu, kad būtų ta mano ašis. Pavyzdžiui, 6000 mm. Arba, pavyzdžiui, pasakysiu 6 metrai. Tai irgi galima taip kopijuoti. Ir matome, kad automatiškai ašis yra numeruojamos pagal paskutinį numerį, naujos ašies sekantis yra numeris. Tai nueisiu dar kartą į grid ir, sukurkime dar, tarkim, už 6 metrų dar vieną ašį, ir dar vieną už 6 metrų. Tai bus 6 ašis šitą kryptim ir dabar noriu, kad mano numeracija būtų kairėje pusėje, todėl horizontalią ašį, kai brėšiu iš dešinės pusės į kairę, nes antras taškas yra su ašies numeriu ir šitų burbuliukų. Problema, kad čia yra tęsia numeracija, todėl pažymėjus ašį galim čia spustelt arba čia įvesti prie savybių, pakeisti tiesiog įvesti A raidę, pavyzdžiui, ar ne, tai bus pasikeis ašies numeris. Ir kai kursime kitas ašis, pavyzdžiui, nurodau kažkokį atstumą ir vėl numeracija tęsiama. Tai arba skaitinės, arba raidinė numeracija tęsiama. Ir galim pratęsti. Tai galiu tiek įvedinėti, tiek naudojant tą pačią komandą pasinaudoti kitų objektų, pavyzdžiui, nuo čia iki čia, 6 metrai, 6 metrai. Ir turėsiu visą savo ašis nubraižytas. Jeigu pas mus yra kažkoks temperatūrinis, pavyzdžiui, blokas, ir ašis, pavyzdžiui, bus šalia ir viena ant kitos užlipa. Tai kai mes dabar nubraižėm ašis, visas suvienodinom galus ir pažymėjus vieną ašį yra toksai burbuliukas, už kurio tempiant visos ašis vienu metu redaguojasi. Bet jeigu norim vieną ašį paslinkti, galim pažymėję ašį paspausti atrakinimą ir paslinkti tiesiog taip. Arba kitas variantas, kad neužstotų vienas kito, tai padarysiu undo. Yra tokia, čia nutraukimo simbolis, ant jo paspaudus galima ašį tokiu būdu dar irgi pakoreguoti jos vietą, kad viena kitos neužstotų. Tai pažymėsiu dabar ir ištrinsiu. Dabar, jeigu nueisime į, tarkim, pietinį fasado vaizdą, tai matysime, kad ašių burbuliukai šitie yra viršui. Tai amerikiečiai taip daro savo brėžinius, pagal tai ir padaryta, pagal nutylėjimą. Tačiau galime tai pakeisti. Tai pažymėję ašį, nueiname į jos savybės ir čia yra toksai nustatymas ne plane, kad šitas ašies ta šeima, taip vadinamas šitas apskritimas, jisai būtų apačioje. Paspaudžiam apply ir matome apsivertį. Čia tas pats yra su plano simboliais. Galima pasakyti, kad abiejuose galuose būtų
Tai pavyzdžiui, jeigu nueisiu į planą ir tą patį atsidarysiu savybių langą ir pasakysiu, kad abiejose galuose, tai bus abiejose galuose, arba tarkim pirmam, tai bus tik tai kitose pusėse, negu buvo prieš tai, ne? Tai dabar grąžinsiu, kad būtų vienodai ir nebūtų problemų paskui dokumentacijai. Nu ir šitus galius, aišku, irgi galime pasitraukėt, paskui lygiai taip pat pjūvyje galim paslinkti, kad ašis būtų žemiau negu lygis, kad lygių galai užeitų už ašių visos zonos ir susitvarkyti taip galutinai, kad galėtume pradėti modeliavimą elementų. Tai tiek, jeigu turite klausimų ar kažkur stringate, rašykite į komentarus.